Brangus sesės ir broliai šauliai, visi šauliste besidomintieji ir galbūt vis dažniau bei drąsiau svarstantieji apie galimybę tapti šauliais. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti šiandieną čia iš šios studijos tikrai, mano galva, neeilinę progą. Čia ir dabar startuoja tinklalaidė Aš esu šaulys. Ir labai simboliška, kad šis debiutinis podcastas dienos šviesą išvysta būtent dabar, pasitinkant Lietuvos Šaulių sąjungos 107 metų įkūrimo sukaktį. Todėl tikrai reikia pripažinti, jog neatsitiktinumas, jog šiandieną turiu garbės pasikalbėti su Lietuvos Šaulių sąjungos vadu, pulkininku Linu Idzeliu. Gera jūs sutikti čia prie mikrofono, sveiki tamsta. Sveiki gyvi, tai sveikinu su debiutu. Ačiū. Tikėkime, kad jis bus vykęs ir kad sesės broliai šauliai ir, kaip jau sakiau, šaulyste besidomintieji išties atras čia šį bei tą vertingo, įdomaus ir naudingo. Vade, vienai didžiausių ir, nesikuklinant galima drąsiai turbūt sakyti, vienai matomiausių pastaruoju metu organizacijų Lietuvos Šaulių sąjungai 107. Jūsų galva, tai yra daug ar vis dar nelabai? Sakyčiau, nemažai visgi, nes tai yra sena organizacija, įkurta 1919 metais, tuo metu, kada vyko karas ir visos partizaninės organizacijos buvo nuspręsta, kad būtų jas lengviau valdyti, buvo pakištos po tokių stogų, sakyčiau, po skėtinę organizaciją ir buvo įkurta Šaulių sąjunga. Aišku, tai yra ideologinė organizacija, kur daugiau tokių apie patriotizmą šnekama, nes vis tiek daugiau patriotai gina tėvynę, kai kiti ten komentuoja, aiškina, ten kažkur tai sėdi. Tai Šaulių sąjunga vėliau po to gerai pasirodė per 1923 metų sukilimą, per 1941 metų sukilimą, nes buvo dar išsaugojo ginklų, nes nepakluso sovietiniam nurodymui, kad juos visus ten pristatyti artimiausią karinį dalinį ar ten policijos nuovadą, paslėpė ir po to tie ginklai pasitarnavo išvaduoti visai nemažai žmonių, kurie buvo įkalinti ir čia Kaune ir kitose Lietuvos regionuose, jau buvo žmonės ešalonuojami į Sibirą, kiti buvo atmušti, išvaduoti, grąžinti į namus. Ir po to tas pats aktyvas 41 metų, nes vis tiek turbūt Šaulių sąjunga buvo gausiausia organizacija tuo metu, 88 000 prieš išformavimą buvo. Tai tie patys žmonės po to įstojo Lietuvos laisvės armiją ir 44 metais prasidėjo partizaninė kova. Ir, kaip matote, įkvėpti kiti po to sekė, atėjo partizanauti ir iki 53 metų, taip oficialiai skaitosi, kad jau buvo po to, pavieniai turbūt tik tai likę pasipriešinimo tokie židiniai, tai man atrodo, kad čia yra labai stipru. Ir po to jau, kai buvo atgaivinama Šaulių sąjunga, jau 1989 metais, čia irgi susirinko aktyvių žmonių grupelė, įsivaizduokit, yra sovietinė kariuomenė, čia tave žiūri KGB, ten visur seka, taigi viskasgi buvo sekoma, žiūrima, ten visurgi buvo infiltruotų žmonių, kurie ir praneždavo, kas ten kur juda, nuvažiuoti prie Patvinskio kapo, į Kelmę, priimti priesaiką, kur po to visi buvo sufotografuoti, sufilmuoti. Taigi galėjo išlėkti iš darbo, gal ten galėjo viskas nepaeiti su to nepriklausomybė. Tai čia yra tokie žmonės, kurie nebijo rizikuoti, nes vis tiek tėvynės gynyba yra tokių, sakyčiau, atsidavusių žmonių reikalas. Tai dabar turime tą beveik, sakyčiau, 20 000, turbūt jau dabar bus Liepos mėnesį priesaikos ir turbūt perlipsim 20 000 ir matome, kad žmonės nelieka bejingi, turbūt čia buvo tas 14 metų skambutis, kai Krymą aneksavo, toliau veržėsi rusų pajėgos į rytų Ukrainą, po to 22 metai, kai prasidėjo didysis karas, vėl atėjo, dabar po truputį vėl taip renkasi, tai per metus, sakyčiau, taip nuo 1000 iki 2000 tai yra normalu, jeigu ateina, nes jeigu taip labai irgi užpuola sparčiai, ten ateina kokie vienu metu, ten kokie 3-5 tūkstančiai, aišku, dabar mes irgi jau žinome, kaip visą tai daryti, nes, matot, kai ateina, tada reikia žinoti, kurios visus rengti, kas tada rengs, reikia visokių priemonių, o visko trūksta, žinai, kur šaudysime, iš kur šovinių gausime. Tai taip reikia proporcingai augti, tai man atrodo, kad visai neblogas toks vektorius ir tempas paimtas, tai esame ant gerų bėgių ir dabar, kai sako, reikia judėti ir nesikoti iš turvalo. Klausiau, kaip manote, ar 107 daug ar nelabai, ir tokia mintis toptelėjo palyginti su žmogaus amžiumi, su žmogaus raidos kažkokiu etapu. Būčiau sakęs
prieš tai išgirstą jūsų atsakymą, jog turbūt esame tam tikrame brandos amžiuje, bet kai pasakojate, jog vis daugiau žmonių, veržlių, patriotiškai nusiteikusių jungiasi prie Šaulių sąjungos ir tos gretos tikrai sparčiai auga, tai turbūt galima dar sakyti, jog yra tokia veržli jaunystė, ar ne? Kada kompanija didėja, bendras požiūris, vertybės bendros vienyje ir tiesiog tampa akstinu žmonėms jungtis prie Šaulių sąjungos. Su kokiu raidos etapu jūs palygintumėte? Na, matai, kaip yra, čia reikia turinį labai rimtą turėti, nes čia kaip ir laisvė yra tokia, barankos skylė, kur turi patau išpildyti turiniu. Tai jeigu yra rimtas turinys, yra stiprios mokymo programos, o dabar per 3 metus įkūrus mokymo centrą 27 mokymo programas paleidome. Tai yra nuo bazinio specialistų rengimo, vadų rengimo, štabų rengimo. Tai rodo, kad žmonės ateina čia ir gauna tam tikrų žinių. Galbūt su tomis žiniomis tavo galimybė tavo civiliniam darbe padaryti karjerą. Nes tu esi geresnis, kai būna kokie konkursai, pavyzdžiui, tu ten turi dar kokius 5 sertifikatus pas save byloje ir ten jau kai būna interviu dėl darbo, tu sakai, o aš tą baigęs čia visokios vadybos teorijas, pradedi aiškinti tie motyvacijos teorijas, ten pasižiūri visą išprusę žmogus, ten sakai, va čia Šaulių sąjungai vadovauju 120 šaulių. Nu, prašau, kitas ten ateina, žodžiu, ten ypatingai kažko nepasireiškęs gyvenime, tai aišku, tu tada gauni savo pirmumą. Tai va čia taip ir yra, tai atrodo visai neblogai ir pasitvarkėme komunikaciją, nes anksčiau tokia buvo komunikacija toksai, su barzda, su automatu, griuvy ir visur ta nuotrauka tokia, va, ir visur ant viršelio trimito, tada Facebook'e, tada visose Šaulių bukletuose, reklamose. Tada taip yra, galvoju, ir amžius ne tas, sako, gal čia kaip kas nors kitas tegul ateina, aš jau čia pavėlavau, gal čia prieš 20 metų man reikėjo ateiti, neatėjau dabar. Tai va, tai prasiplėtė šauliškų specialybių spektras ir jų yra ten turbūt virš 20, tai bendrai sudėjus, nes aš dabar taip jau netgi pametu kitą kartą skaičių, nes vis kokia iniciatyva atsiranda kokią savaitę, kažkoks naujas padalinys susikūrė. Ir tikrai pakankamai originalių esama, net lengvoji aviacija, regis Utena ir Šiauliai. Ne, Utena. Tai čia jau prieš porą metų atsirado, bet čia galbūt toks naujas darinys, tai turbūt civilinės saugos kuopa. Tai va, prašau, tai ten irgi su pagtu dirba jie, tai turi ir šuniukų, ir tie šuniukai treniruojami ir į Ukrainą važiavo į stažuotę. Ta stažuotė baigėsi, kai ten buvo masinė tada šachedo ataka, ten sulankstė daug namų ir teko žmonės gelbėti ir ieškoti ir žuvusių, ir stipriai nukentėjusių, juos tenais rūšiuoti. Tai va, tai yra labai praktinė tokia prasminga veikla ir, sakyčiau, medicininiai pajėgumai irgi yra tokia labai, kur tu žmonės mokai ir kitus, ir dėstytojus, netgi kviečia kitą kartą ir universiteto, net ir medicinos dėstytojai, netgi visi nepapuola, būna eilė, tenka pastovėti, pabaigti tokio karinės medicinos, sakykime, ten to vadinamo TCC, kur tokiai taktiniai aplinkoje, kaip reikia išrūšiuoti, ten po to žmonės nulaikyti, kaip tu turi spaudžiamą tvarštį uždėti, žodžiu, kaip ten po to evakuoti, medicininis planavimas įvairiausias ir taip toliau, kur čia vešime, kaip ir kur tenais kas tvarstis, kur slėpsimės, tai kaip įrengti požemėje kažkur stabilizacinį punktą, pat tu nuvažiuoji, pasižiūri į Ukrainą, kaip jie ten kariauja, tai žiūri, kad lygiai tas pats, kad čia mokė mus Britus spec pajėgos, amerikiečius spec pajėgos, ta vadinama kitchen medicine tokia, ne, kad virtuvėje nuo stalo nubraukiai ten viską, ką tik tai manoma, ten padarai sterilę patalpą ir ten gali daryti operaciją. Reikia svarbiausia išgelbėti žmogaus gyvybę, įstabilizuoti, ten po to vis tiek galbūt kažkur bus dar ten veikianti medicinos įstaiga, gal ten kažkur bus apgriūsi, bet kažkur tai gal bus veikianti, ten spės evakuoti. Tai va, tai yra tokių įvairių tokių specializacijų, tam psichologinės paramos, pavyzdžiui, tai irgi yra dabar vienetas įsikūręs, nes matome, kas Ukrainoje žmonės, kurie ilgai yra kariavę, kad po to reikia žmogui gyvenimą grąžinti, tai čia yra ilgas laiko tarpas. Ir kalbant apie psichologinę paramą. Ten neria alkoholį, ten kiti, žodžiu, narkotikus pradeda vartoti, tai reikia po to žmonės ištemti į normalų gyvenimą. Kalbant apie psichologinę paramą, esu girdėjęs, jog išties nemažai psichiatrų, psichoterapeutų, psichologų jungiasi į tas pajėgas ir pakankamai veržliai auga jos Šaulių sąjungoje. Tai mes darome dabar dienas, būna, pavyzdžiui, medicinos diena, dronistų diena, ten kokia ryšininkų diena, ir ten visi susirenka iš skirtingų rinktinių,
Nu, ir tie, kuriem geriau sekasi, jie ten visą tai parodo, ten išdėlioja kokią įrangą, ten atsinešė iš darbo galbūt, ar ten kažkur patys įsigyja savo lėšomis, arba ten gavę kažkur tai labdaros. Ir labai skirtingas lygis, tai jeigu ten kiti sako, mes va čia turime operacinės komandas, čia darome telemediciną, ten Vilnius perduoda Kaunui, ten, žodžiu, pacientą, ten Kaunas po to Vilniui per kitas pratybas. Kiti sako, nu jo, mes irgi čia pradėjome mediciną jau čia treniruotis, nu, mokėmės kaip turniketą uždėti. Tai tas lygis toks labai įvairus, bet suprantat, yra tas toks gerasis pavyzdys. Ir mes darome kopų vadų dieną, tai irgi jau parodome, pavyzdžiui, kokią ten irgi kuopą, ir netgi regiono kuopą, kur yra gausi kuopa, irgi įsisteigė Vošainą savo, ten turi rėmėjų įvairiausių. Ten verslininkai paremė, ten nusipirkė džipų kulkosvaidžius, ten prisitvirtinę dronų, prisipirkė vadavečių mašinos, inžinerinių priemonių įvairiausiai įsigijo, radijos stočių prisipirkė ten Starlinkų ir tu matai, kad atvažiuoja ir partneriai į pratybas, jie įkiša ten galvą, žinai, ten pasižiūri, sakau, taip, iš jūsų dar čia yra ką pasimokyti. Tai va, nes visat, nu, kas yra, žinai, NATO tai yra vienas iš uždavinių, tai yra karinis bendradarbiavimas. Tai ką reiškia karinis bendradarbiavimas, tai vieni iš kitų turime mokytis. Padėti ir mokytis, tai va tos visos pratybos, kur va, sutinki partnerius kažkur, tai su Lietuvos kariuomenė treniruojasi, ten su Pagdu, su policija, su pasieniečiais, su viešo saugumo tarnyba, tai vieni kitiem padedam, tada ten kursais keičiamės kažkur, tai pratybose susitinkam, tai nes lygis yra skirtingas, aš negaliu pasakyti, kad čia visi labai ten jau gerai varo, varo taip, kaip kam gaunasi. Kai pasakote apie visą tokį užsuktą veiksmą ir apie tą pažangą, pasiektą progresą, man kyla klausimas, kaip manote, ką pasakytų šiandieną sutiktas prie Lietuvos Šaulių sąjungos ištakų stovėjęs vienas jos įkūrėjų Vladas Putvinskis ar Matas Šalčius, o tos asmenybės, jeigu tiesiog šiandieną jos galėtų prabilti, jums, kaip rinkti šalies Šaulių sąjungos vadui, ką jie galėtų pasakyti? Sunku pasakyti, laikmetis buvo visiškai kitoks, matote, ten tuo metu reikėjo kariauti ir nemažai buvo žuvusių, tai tas požiūris toksai buvo pakankamai rimtas, tai organizacija buvo skaitlinga, nes jeigu dabar mes apie 20 000 turime, tuo metu sugebėjo surinkti 88 000, aišku, ten buvo 23 metais po demobilizacijos turbūt kokia viena šaulių divizija priparkuota į Šaulių sąjungą kaip rezervistės, nes ten skaitėsi kaip rezervas, daugiau mažiau, ir po to 35 metų jau buvo pavaldi kariuomenės vadui, kas yra labai logiška, nes matote, tarpukarį tai nebuvo klausimo, ar kils karas. Klausimas buvo kada, ar ten 37, ar ten 40, visi žinojo, kad vis tiek antras pasaulinis bus. Dabar dar tokių, matau, yra toks, gal kažkaip tai praeis, gal čia mūsų kažkaip nepalies, tipo reikės ateisiu. Mažu dar palauksiu. Tai reikia mums irgi taip kažkaip susikaupti, susijimti, nes vis tiek čia apie patriotizmą mes čia daug metų nešnekėjome. Ir po to čia dabar turbūt kokie 22 metai toks yra pagrindinis lūžis, tai čia jau tik tai viso labo 4 metai, kada, taip, gan sakyčiau, neblogai esame užsitraukę ant vektoriaus, ant bėgių ir judame. Aš matau, kad jie pagal tai, kaip dabar yra, kokia yra ta situacija, sakytų, galėtumėte geriau, bet taip, sakytų, turbūt visai neblogai varote, bet dar turite galimybę visai pasitempti. Toks vis tiek dar būtų, čia kiek prieskonio, ar ne, vien liaupsėmis negalima apsiriboti. Aišku, jeigu sakysi, čia, žinai, mes čia žiauriai kieti, po to čia susimausi ir ten, nes įvairių tų situacijų gali būti, nes viską padiktuoja tavo logistika. Jeigu tu ten sandėlius atsidarai, pasižiūri, ką tu turi ir po to vis tiek reikės pasikliauti žmonėmis, užsienio šalių parama, nes čia neįsikasi po žemynės Lietuvos ir neprisidėsi ten, žinai, dronų krūvų, ten, žinai, šaudmenų, ten kiek tik tai manoma uniformų atsarginių, ten batų ir čia, žodžiu, ten įlindau į sandėlį, ten po kažkokią tai mūšio, ten į požemį kažkur tai 100 metrų į gylį, ten palisėjau, ten persirengiau, žodžiu, naujo vėl gražią uniformą ir jau antradienį vėl pasiruošę, žinai, kariauti. Tai čia yra labai maža teritorija, čia gali apipilti tokia banga, žinai, neturėsi salelės išlipti įsidžiovinti, nes mažos šalies gynybos principai didelės yra visiškai kiti absoliučiai. Tai mums tokia daugiau Estijos modelis, Šveicarijos, Izraelio modelis, sakyčiau, tokie yra priimtiniausi, reikia su tom šalim turbūt ir daugiau bendradarbiauti, žiūrėti, kaip jie daro, žodžiu, kaip
nes ten irgi Izraelis kūrėsi, tai kopijavo nuo šveicarų. Nu, apsupta Šveicarija yra kalnais, o Izraelis apsuptas yra visų šalių, kur ten jie tik tai ir galvoja, kaip juos ten po žemėm sukišti. Aišku, tai irgi ten toks, visą tą atsikeli ryte tokio budrumo visiškai kitą turi, tų slėptuvių galbūt yra įrengta, tai mes irgi turime čia tikrai daug kur pasistengti, bet matot, jeigu tu nekariauji, tu negali žinoti, ar čia tu darai teisingai. Galbūt nuvažiuoji, žinai, ten į Ukrainą gali pasižiūrėti, žinai, ar vat, kaip mes darome, kaip jie. Ar ne, bet ten yra milijoninė kariuomenė, tai čia mes tikrai tokių, žinai, mastų neturime. Tai neįsibandžius mūšio lauke, sunku pasakyti, žinai, kol nebus kraujo, tai aš tai nesu toks tikras, ar čia visi pajėgumai, kurie yra kuriami, iš tikrųjų pasiteisins. Veiks taip, kaip tikimasi. Taip, kaip tikimasi, ja. Jūs užsiminėte, jog pastaruoju metu tikrai Lietuvos Šaulių sąjunga stipriai, ženkliai keitė komunikaciją ir stengiasi tą komunikaciją, mano galva, griauti tuos įsisenėjusius stereotipus, kad esą tai yra iš vien kovinius šaulius ginkluotam pasipriešinimui, konvenciniai kovai, rengianti sukarintą organizaciją. Ar jau pastebite, jog visuomenės supratimas, suvokimas apie šaulius pagaliau keičiasi? Ar pradeda žmonės nesusiję su šaulystė, savo požiūrį keisti ir kitaip matyti mūsų organizaciją? Na, aš sakyčiau, čia turbūt Vilniaus yra geriausias pavyzdys, kai tu ateini, užsirašai Šaulių sąjungą, baigi bazinį kursą ir tuomet vadinama yra Šaulių mūgė. Kaip turgus, jie vadina, aš taip sakau, gal mūgė visgi. Tai kai visi pajėgumai įsistato savo stalus ir jie viešai visiems pristato, tai dabar jie darė, mačiau, Vilniuje prie Baltojo tilto, kad ir visuomenė galėtų ateiti susipažinti su visais pajėgumais. Tai būtent, kad šitos stereotipus griauti, nes ne visi pasižiūri turbūt Šaulių sąjungos, nei puslapį, nei Facebooką, nei Instagramą, nei kažkur tinklalaidė paklauso, nes yra vis tiek socialiniai burbulai, kaip bebūtų, ten pas tave draugai yra arba nėra. Tai reikia kažkaip į tuos kitus socialinius burbulus papulti. Kitiems galbūt yra atgrasu, netgi, nes žinau, kad kai kuriuose vietose ten užsirašai, ten tam tikras sluoksnis ten nebesisveikina su tavim, nes čia galvoja kažkokia tai keista organizacija, čia visiškai beprasmiška, nes ten galbūt kažkokia tai ne tą kanalą YouTube žiūri, ar ten ne tą mediją pasiekia 30 metų programą priėmė, žiūrėjo, ar ten nusinuodijo, tai visokių čia tų požiūrį yra, bet mes vis tiek kažkaip tai daugiau orientuojamės į tuos žmonės, kurie yra patriotai, kurie turi laiko, nes jeigu tu šeštąjį sekmadienį ten sako medžioju, o šeštąjį sekmadienį reikia šnekėti apie įgūdžių įgavimą. Įgūdžiai yra gaunami kada? Tai yra vakarais, kokie antradienį, ketvirtadienį, tai šeštąjį sekmadienį sako, mes esame SAS. Sakau, gerai, sako, we train on Saturday and Sunday, ne, kad šeštadieniais, sekmadieniais mes treniruojamės, toks sutrumpinimas gaunasi. Ne, trečias dalykas, ar tu sugebėsi apsirūpinti, nes tikrai mes negalėsim visko čia tau išduoti, galbūt vienas gaus uniformą, gal ten kitam pavyks gauti uniformą, ten ilgiau pabusi, ten šalmą gausi, neperšunamą liemenę, tokius bazinius dalykus, bet jau ten visus ten tuos reikmenis, kurių ten jau reikės ant ginklo, tokių bazinį gausi, galbūt, bet jeigu tu nori ten jau apsidėti, atrodyti kaip kiti, ten yra suinvestavę po 10 000 eurų, nes ten ateini į pratybas, ten žiūri, amerikiečiai ten netgi specpajėgos, sako, čia jūs turite ginklų ir rimtų. Tai čia priklauso, kokio dydžio piniginę turi. Jeigu tokia plonesnė piniginė, tada tokį bazinį ginkliuką gali įsigyti, arba ten neįsigysim, mes duosim ten kokį irgi išgalėsime. Tada, jeigu gali piniginę savo tokią didesnę turėti, tokia kaip lagaminas, pavyzdžiui, tai tada gali nueiti į parduotuvę, įsigyti galbūt jau ten geresnį ginklą, ten užsidėti ten kolimatorių, ten lazerį nusipirkti, dėtųjų papildomų, ten diržą kažkokią tai ten geresnė, ten ir uniformą jau ten žymiai geresnė, ten ekipuotę visą, šalmą ten susipirkti, naktinio matymo šiluminius prietaisus, nes tikrai visiems nepakaks, ten gaus kažkur tai gal ten skyriaus, todėl mes visiems siūlome ir kuopos lygmenį turėti tą vašainą vadinamą. Vašainą ten kokią mažą bendriją, kad tu galėtum gauti paramą
grinai ir persivesti savo tą 1,2 procentus, ne į Šaulių sąjungą, nes mes, kai darome viešuosius pirkimus, tai čia nėra taip greitai visi šitie dalykai, o geriau į savo tą kuopos vašainą, tada jeigu verslininkai kažkur tai irgi nori paaukoti, tai yra ne į Šaulių sąjungos ten paramos sąskaitą, bet į grinai kažkurios tai kuopos. Ten, pavyzdžiui, jeigu sugalvoja Pasvalio verslininkai paremti, tai geriau tada neremti Šaulių sąjungą, bet paremti Pasvalio kuopą, kurie tada galės arba iš vis nupirkti priemonių ir tas priemonės per paramos sutartį paprasčiausiai perduoti, tai būna žymiai lengviau ir žymiai paprasčiau ir greičiau. Ir tokių gerųjų pavyzdžių beje esama. Pats esu Vytauto didžiojo Šaulių antrosios rinktinės narys ir tikrai žinau, kad jau kuriasi kuopų viešosios įstaigos ir paramos gavėjai ir tikrai tie kuopų nariai, tie, kaip sakot, iš šalies parama gali atkeliauti tiesiogiai ir iš ten ir atsiranda tikriausiai ir tas autoparkas ir kitos galimybės. Taip, tai nusiperka ir pikapus, nusiperka Starlinkus, nusiperka mikroautobusus, matau vadaviečių, susiperka dronų, susipirkia medicinos priemonių, neštuvų, čia įvairiausių tų priemonių, nes, sakau, kopai nelygiai, vienas kopas susikūrusius yra seniai, ten kokiais 14 metais jau, kai čia buvo tas pirmasis skambutis, kitos kopos yra susikūrusios po 22 metų, tai jų materialinė bazė yra turbūt dar skurdesnė. Aišku, čia vėlgi kokius turėmėjus esi pritraukęs, jeigu ten kažkoks didelis koncernas remia ten tau iš karto ten padaro injekciją kokius kelius šimtus tūkstančių, tai ten tada be pigų, ten tau gali tą ir tą, žinai, ten iš vienu kartu. O kiti, iš metų į metus, tai po truputį kaupia kažkur, tai kopas turi savo sandėlį. Kad nereikėtų taip, kad ten, jeigu kažkas ten nutinka, ten visi mes užkemšame ginklinę. Nes ginklą geriausiai yra turėti namuose. Tai yra Šaulio tarnybai. Tai yra bazinį kursą praeini, tada praeini medicininį patikrinimą ir labai griežtą kursą. Tas kursas ginklo Šaulio tarnybai yra visiegi nukopijuotas nuo to Britų. Kai čia Britai mus mokė kažkada prieš 20 metų, tai yra tas griežtas ginklo valdymo testas, šaudimo irgi testai. Ir tada tik tai aš užrašau, kad leidimą, kad gali kreiptis į policiją ir tada vis tiek vieno langelio principas, nes policija išduoda leidimus visom ten, žodžiu, paskirtim ir ar tu ten medžiokliai, ar ten savigynai, ar Šaulio tarnybai, ar tu ten sportiniam šaudimui. Tai štai visa šita sistema veikianti yra, reikia tęsti paprasčiausiai. Na ir grįžtant vis dėlto prie jūsų išvardintų daugiau kaip 20 specializacijų, tai nesu tikras, ar nutiks taip, jog šis podcastas pasieks kažką iš kitų socialinių burbulų, bet vis dėlto tikrai rekomenduočiau užsukti į Lietuvos Šaulių sąjungos interneto svetainę šauliusąjunga.lt, lygiai taip pat užsukti į socialinius tinklus ir ten tikrai galima daug visko verto ir naudingo sužinoti ir išgirsti, o aš tuo tarpu visai mielai išvardinčiau tas 21 šaulių specializaciją, kuri, manau, tiek jūs, tiek visą organizaciją tikrai džiugina ir manau, atveria tikrai pakankamai plačias galimybės tiek seniesiems Šaulių sąjungos nariams, tiek ir naujai prisijungiantiems. Tai būtent jas ir išsirašiau iš Šaulių sąjungos interneto svetainės. Ten viskas tikrai plačiai, išsamei aprašyta ir galima susižinoti viską nuo iki. Tai specializacijos yra tokios: bepiločių sistemų, kibernetinio saugumo, informacinės paramos, inžinerinės paramos, medicininės paramos, jūsų minėtoji psichologinės paramos, ryšių ir IT sistemų, elektroninės kovos, rezistencijos, psichologinių operacijų, logistinės paramos, maitinimo, kinologijos, evakuacijos ir gelbėjimo, kultūrinės ir meninės veiklos, istorinės atminties išsaugojimo, kas yra turbūt prie minkštųjų galių priskiriama, bet lygiai taip pat nemažiau svarbu. Visuomeninio atsparumo ugdymo, reprezentacijos, protokolo ir ceremonijų, tarptautinių ryšių, karo nusikaltimų fiksavimo ir lengvosios aviacijos. 21 specializacija, nesu tikras, ar tai tikrai absoliučiai visos. Aš manau, kad šis sąrašas dar toli gražu nėra baigtinis. Čia priklauso nuo iniciatyvų, nes mes paprastai, taigi, nepriperšame čia taip. Dabar čia darykite, nes kaip tu ten žmonėm visuomenininkam čia per prievartą kažką tai bandysi įkišti. Kažkur tai nusižiūri, galbūt kažkas į Ukrainą nuvažiuoja, pasižiūri, žinai, kaip ten viskas veikia, nes, pavyzdžiui, tokių bepiločių sistemų. Tai čia yra visa ekosistema. Tu čia, jeigu vieną pilotuoji,
orlaivį kažkokį, tai ten reiškia, kad ten tau labai sėkmingai pasiseks kokį kitą. Jeigu ten, pavyzdžiui, esi fiksuotas sparno, tai FPV, kur su akiniais reikia skraidyti, yra visai kitas dalykas. Paprasto žvalgybinio kopterio turbūt irgi bus, ten su to kopteriu gali pakankamai greitai, ten su kokiu Mavicu 3 paskraidyti, ar ten su Uteliu, ar ten su Periotu, ar su kokiu kitu. Ar ne, bet, pavyzdžiui, su dideliu agrodronu tenais ir kai yra numetimo sistemos, tai reikia treniruotis. Elektroninė kova irgi visur turi būti, signalo žvalgyba turi būti, nes inkorporuota, nes jeigu tu nematai, ką ten priešas daro, nes turi visą oro erdvę žiūrėti visą signatūrą, turi būti nusiėmęs, kokie orlaiviai priešiški kabo, nes yra tam tikri dažniai, nes jeigu priešiški orlaiviai kabo, tai tu irgi truputį savo tą veiklą turėsi visai kitaip vykdyti, kad neišlysi iš pastato paprasčiausiai, nes užfiksuos tavo poziciją, ten minų primėtis distanciniu būdu ir po to tokių būna irgi atsitraukimo atveju, ten kojas nusiplečia, dabar va čia pastaruoju metu, tai va Ukrainoje vyksta, tai visada reikia važinėti, stebėti. Sakyčiau, turbūt dar tokia viena būtų į ateitį, tai būtent prieš šachedus, geranius, tos didžiuosius dronus, kurie daro ypatingai didelę žalą, tuos interceptorius valdyti. Nes dabar buvau čia ir parodoje, Prancūzija Eurosotary, ir matau, kad labai daug investuojama yra į autonominės sistemas. Autonominė sistema tai yra antena, kur tu jie kažkur tai pasistatai, kurį tenais tau skanuoja erdvę, matote 20-30 km kaip pavyzdys, ir tada yra pultas valdymo, ten yra 1-2 televizoriai ir tada autonomiškai tu pamatai skraidantį kažkokią tai objektą, kad jisai pareina, ten aišku viskas sujungta į bendrą kažkokią tai sistemą ir tu tik tai paspaudi mygtuką ir jau tenais interceptorius pakyla ir dirbtinio intelekto pagalba jisai užfiksuoja taikinį, nuskrenda. Tai human in the loop vadinasi, tai yra vis tiek žmogaus reikia, bet žmogui yra viskas labai stipriai supaprastinta. Tai va ir grįžtant prie to, kaip jūs išvardėjot, kiek yra vien tik tais dronų ar ne, bepiločių sistemų, skirtingų lygių, rūšių ir panašiai, tai man reikia, jog čia galėtų būti kuo puikiausia terpė, vieta, tobulėti, auginti savo kompetencijas, jas plėsti ir vos ne artėti profesionalaus lygio link. Jo, tai dar nepaminėjau, tai yra dar, aišku, ir konstravimo remonto, dar reikia visą kuopą turėti. Tai apie ką jūs pasakojate? Logistika, viskas, kas yra labai svarbu, tada tik tai visą ekosistemą turi, nes tu turi per naktį, čia aišku, toks mitas irgi yra, kad ten labai kažkas tai sensta. Kas ten sensta? Antena ten truputį, tai gerai, prasilyginti anteną, ten pakeis kažką tai ten to antenai, bet tu čia įsirdai, ten prilitavai kažką per 10 minučių ir viskas. Kaip jūs pasakojate, tie, kurie mėgsta kanifolijos ir lydmetalio kvapą. Taip, čia kanifolijos, čia yra lituoklio, žodžiu, tarnyba. Tai yra lituoklio tarnyba. Tai yra lituoklio tarnyba yra patikimiausia tarnyba. Ten kažkoks skrydžių kompiuteris, ten kažkiek paseno. Tai gerai, tai nulupta skrydžių kompiuterį, prilituo kitą, naujesnį ten kažkokį. Tai tau užtruks gal ne 2 minutės kokias. Ir viskas. Ir toliau, tai velniškai svarbu. Tai ten kažkokie pasens, ten ir taip toliau, ten fiziležai. Nepasens, aišku, ten galbūt susidėvės, ten kažkoks nauji atsiras. Bet tai tu turi tobulėti. Tu kaip iPhone 7 naudojasi, po to turi 8. Ne? Tada ten ateina 9 iPhone'as. Ir tu po to, jeigu ten turi 7 iPhone'ą, arba iš vis jokio neturi, ir po to tu staigiai gauni kokį ten 15. Tai aišku, tai tada yra tau bėda. Ištinka ten tada tau šokas, bet jeigu tu palaipsniui vis mokaisi, nes ko mums stinga, tai daugiau techninių žmonių. Techninių žmonių, tų pėstininkų, tai čia, jeigu apie pėstininkus mes pastoviai šnekėsim, tai čia yra negerai jau. Nes čia su pėstininkyje daug ko nenuveiksi, čia turi būti didžiulė kombinacija. Ne? Tas pėstininkas irgi yra reikalingas, bet jis jau nebėra tas pagrindinis darbuotojas, kuris dabar mūšio laukia kažką tai gali nuveikti, nes efektyvumas, pavyzdžiui, ten dronų pajėgumų yra, mes dabar irgi čia įrodėme, aš ten skaičiau statistiką visą dronų pajėgų ukrainiečių, tai jeigu tu ten puoli, pavyzdžiui, tai ten yra 1 prie 150. Maždaug yra santykis, kai tokia klasikinė karyba, sako, tai žinai, 1 prie 3, 1 prie 5, tai miesto sąlygomis gal 1 prie 10. Jeigu tu giniesi, efektyvumas dronų pajėgų yra 1 prie 7, 5 tūkstančių. Kad reiškia, kad vienas pilotas, kai ten nukauna daugiau nei 1000 priešininkų, pėstininkų, nustoja skaičiuoti. Delta sistema visą tai fiksuoja, yra tokia kaip internetinė parduotuvė, kur tu po to gali įsigyti papildomų priemonių. Ir nuo, sakyčiau, to atėjimo
verslininkų, įmonių direktorių, gamyklų direktorių Ukrainos kariuomenė, įvyko didžiulis lūžis. Yra vertinama ir tai negali nuslėpti, nes ta delta sistema viską fiksuoja, rodo, kiek tu ten kovinės technikos pamuščiai, žodžiu, kiek tu sunaikinai gyvosios jėgos. Ir pagal tai Kijevas viską kuo puikiausiai mato ir mato kiekvieno dalinio efektyvumo. Ir jeigu tu neperformini, tai yra, pas tai yra blogi rezultatai, tu negausi nieko ir paprasčiausiai prarasi ir vietą, nebus pastatytas kitas žmogus, kuris galbūt su karyba nieko bendro netgi neturėjo, bet jam šiuolaikiniam kare geriau sekasi naikinti priešą. Viskas yra fiksuojama kompiuteryje ir kas gerai varo, čia Napoleono principas. Sako, man reikia ten 10 generolų, man reikia vieno ir sėkmingo. Net ten, kur yra sėkmė, ten reikia tos resursus ir nukreipinėti. Tai vat, šiuo metu aš matau, kad yra, pavyzdžiui, Ukrainos kariuomenė, tai eina dronizacijos, robotizacijos keliu, nes pėstininkas mūšių daug ilgai neišgyvena. O ten tose vienetose, kur mes ten lankomės, tai nuo karo pradžios yra kiti, pavyzdžiui, dalinys 1000 ten dronų pulkas. Ar ten praradę kokį ten 1-2 ekipažus. Ką tai reiškia, kad 2-4, tai tarp 10 yra sužeistų. Greitimą pėstininkų mechanizuotų ten brigadą pasižiūri, praradimai 25 000. Tai biški skiriasi, ne? 2-4 ir 25 000. Tai va, tai reikia kažkaip irgi taip prisitaikyti prie karybos, nes rusai irgi lygiai to pačiu keliu nuėjo. Tai irgi įsikūrė dronų pajėgas, Rubikoną ir čia, kad mes dabar Tambo projektą tokį padarėme kartu su kariuomenė, tai kad būtų kariai, šauliai po vienu stogu, kad būtų ir mokslininkai, ir gamintojai visi, ir būtų patalpa, kurie visi galėtų susitikti, pasišnekėti ir kažką daryti, testuoti, standartizuoti. Nes, pavyzdžiui, rusai tai eina keliais tokiais, sakyčiau, tobulinimais. Tai ten Molnija tokį droną labai stipriai tobulina, net Šacheda, kuris jau ten geranių tapęs yra, nes jeigu anksčiau ten veždavo ten detalės iš Irano, tai dabar ten patys viską pasigamina. Ukrainiečiai turi žymiai platesnį diapazoną, nes galbūt yra lengviau žiūrėti, kaip ukrainiečiai ten viską vysto, nes ukrainiečiam kas vakarų pasaulis padeda. Vis tiek, kaip bebūtų, vakarų pasaulis yra stipriau. Nes vakarų pasaulyje yra rimtos technologijos, nėra rimtos gamyklos. Yra nuo seno gynybos pramonė, turi Jungtinė karalystė, turi Švedija, turi Suomija, turi Vokietija, turi Prancūzija, Jungtinės valstijos ir taip toliau, net ant Turkija, tai visi kažkur tai kažką tai gali padėti, daryti kažkokias bendras įmonės, bendrus projektus, investuoti. Ir tada ten viena šalis investuoja į vieną ten kažkokią tai droną, ar ten kažkokias tai kelias gamyklėlės, čia priklauso nuo šalies dydžio. Ir tada ukrainiečiai, matau, kad labai stipriai judėjo nuo kokių 23 metų, dabar 26, tai per tuos 3 metus, tai čia tokia pažanga, bet aišku, kariaujanti šalis, tai čia tau kito kelio nėra paprasčiausiai. Tokia realybė. Greitis kariai yra visai kitoks. Ten, jeigu mes čia, žinai, tai raštą kokį ten parašyk, čia kažką, tai čia ten už mėnesių 2, čia už pusės metų susitiksim, ten įmi telefoną, skambini ir sako, sprendžiam bėdą. Ten neįsisprendžia, skambini kitam, neįsisprendžia trečiam, ten kažkas atskambina, sako, jau ten viskas liktai normalizuojasi. Kito kelio nėra. Užsiminėte, praėjusią savaitę lankėtės Prancūzijoje, žinau, jog reguliariai vykstate į Ukrainą. Kaip pavyksta dalintis tą parsivežtą patirtį, žinias, kaip sekasi jas nukaskaduoti, nulaiptuoti Šaulių sąjungai? Tai ir važiuoja rinktinių atstovai, mes specialiai taip darome, kad rinktinių atstovai važiuotų, nes jeigu aš čia važiuosiu ir ten po to podcastą papasakosiu, tai, žinai, ten geriau pasižiūrėti, kaip ežiukai vaikus daro, ten įlindus, ten kai subadytų ten tave, tai tarp jų kažkur ten įsispraudus. Tai va, o ten, kai sako, čia į strateginio lygmens negali, tu gali kryptį duoti, o viskas darosi ant žemės, tai ukrainiečiai čia atvažiuoja, ten mūsiškiai važiuoja, tai čia yra taktinio lygmens dalykai, praktiškai, nes tu, jeigu tokiam technologiniam lygmenį, tai čia turi važiuoti žmonės tie, kurie iš tikrųjų patys daro, konstruoja, inovuoja
Tie, kurie standartizuoja irgi, kad irgi suprastų, tai yra visais lygmenimis, ir taktiniam, ir operaciniam, ir strateginiam lygmenyje, nes supratimas keičiasi palaipsniui. Tu čia negali taip staiga, nuo pirmadienio dabar būsim visai kitokie. Ne, tai čia, kai nepriklausomybės gaudinėjimo, toks buvo Lenkijos prezidentas Lechas Walesa, sako, mes čia galime ekonomiškai geriau truputį pradėti gyventi, žinai, bet jeigu tu būsite viduje toks pat, čia būna, žinai, plytelės pasikeičiam, sienas persidažam, ten unitazus naujus susistatom, atrodo, o jau viskas vakarai, bet po to, kai pasižiūrė, toli gražu ne vakarai, nes žmogus irgi turi keistis, tai su karyba lygiai taip pat, tai kiekvienas karas yra toks vadinasi revolutionary military affairs. Net tai sakyčiau, šio karo game changeris, kuris stipriai pasuko karą, tai yra FPV dronas. Pigus, šlykštus daiktas, jisai sunaikino viską. Jisai pradžiai pradėjo naikinti tankus, ten šarvuotą techniką, o dabar vaikosi pavienį pėstininką, kur praktiškai ten negali išlipti iš apkaso. Tai va, tai reikia irgi suprasti, kad ir priešininkas lygiai taip pat tobulėja, tai tu turi žiūrėti, sekti, kad taip labai stipriai mes čia būtumėm irgi nujudėję, tai reikia daryti bendrus kursus su ukrainiečiais. Iš tų, kurie yra kariavę ir kariauja, instruktoriai, karininkai, puskarininkai, stiprus, daryti bendrą kursą su ukrainiečiais, kokį 2-3 savaičių kovos kursą, tokių žinių, naujienų kažkokių, tai tokių, nes čia reikia prigydyti kiekvieną daiktą. Čia kaip skiepas yra, ne? Tai tas skiepas gali prigyti, gali nudžiūti. Mes čia turėtų įtikėti, kad ta naujoji taktika iš tikrųjų yra prasminga. Tai čia turbūt tas AIPSO formulę reikia naudoti, tas yra nepasitenkinimas, tai turi apibrėžti pradžiai, kodėl nesuveiks visą tai, ką dabar darome, tada turi pasakyti tą antrą žingsnį, tai yra vizija, tai kaip turi tada atrodyti visą tai, tada trečias yra tokį, žinai, įspirti, tai yra padaryti visą tai, ir po to išgabaluoti ir judėti toliau. Tai yra toliau, kad būtų toliau. Nes, o kas toliau? Visada klausia, susirenkam čia kažką tai, žinai, padarom, o kas toliau? Tai visada tu turi pasidaryti loginį nuoseklumą, kažkokią tai žinių atšviežinimą, tobulėjimą. Tai va, tokie kaip vadų tobulinimusi kursai įvairiausi, su nauja karyba, supažindinimai, tai yra seminarai, naujoviškų vadavičių įrengimai, stabilizacinių punktų, kad visą tai reikia demonstruoti, vežti, demonstruoti, va, prašome, pasižiūrėkite, čia yra naujovė, nes darėm anksčiau taip, anksčiau darėm, ten atskrido šachedas, po to vėl darėme, ten Iskanderas atskrido, ten buvo visi negyvi, darome taip dabar, antri metai visi gyvi. Ir tokie praktiniai pavyzdžiai, tada kažkaip tai, turi suprasti ir leisti kažkokius informacinius biuletenius, nes doktrinų tai tikrai nepersirašysi. Kada dabar staiga mes imame, perrašom doktriną, tada kažkokia naujovė atsiranda, vėl perrašom, tai 85 lapą keičiam, 64 paragrafą kokį, kas ten tau skaitys, žinai, čia nieks neturi pasitaisomo gyvenimo doktrinų skaitimų, žinai. Tai yra informaciniai biuleteniai ir po to praktiniai kursai, nes jeigu be praktinio kurso, tai yra jokių šansų. Bet per kur visą tai nulaiptuojama, tai čia buvo idealiausia praktika, kai aš dirbau karinio rengimo viršininku savanorių pajėgose ir buvo mokymo centras. Tai į mokymo centrą atvažiuodavo danai, švedai, britai, amerikiečiai, mes vykdom iš visos Lietuvos kuopų vadus, karinio rengimo specialistus, specialiai, kad visa tai, kas yra mokoma, nuvažiuotų į regionus. Ir kad greitai nuvažiuotų į regionus, kad nereikėtų po to juos kažkur tai vėl papildomai rinkti iš visos Lietuvos, ten buvo dar tuo metu 10 rinktinių ir kaip mes įmeti, čia kaip į ežerą, į stovintį vandenį, įmeti akmenį ir tada purslai. Tai jeigu tu esi arčiau epicentro, tai tave apipils tos naujovės. Jeigu tu ten toli kažkur palei krantą esi, tai gali niekada ten tavęs gyvenime nepasiekti, tu ten visada kažką tai ten darysi taip kaip per revoliuciją. Čia ten Lenino raštą prisiskaitęs ir galvosi, kad čia tai tas karas pirmo pasaulinio kažkoks toks. Čia dabar ir mūsų išgelbės, tai neišgelbės. Jūs tik užsiminėte apie savo darbą savanoriškose krašto apsaugos pajėgose ir aš būtent ten ir norėčiau pagrįžti tuos 3 metus ir 3 mėnesius atgalios, kuomet jūs buvote
paskirtas vadovauti Lietuvos šaulių sąjungai. Ar pamenate savo pirmąją reakciją, kokia ji buvo, kuomet sužinojote, jog esate kviečiamas užimti Lietuvos šaulių sąjungos vado pareigas? Su šaulių sąjunga jau žinau, jog turėjote tam tikrą santykį, buvote pažįstamas, tai nebuvo jums visiškai nauja organizacija. Koks tas pirmas įspūdis buvo ir kaip iki šių dienų jis pasikeitė, jeigu pasikeitė? Na tai aš šitos žmonės visus pažinau, aš jau atėjau Šaulių sąjungos vadu, aš turėjau 3, 2 ir 1 laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklus. Geras. Jis neduoda šiaip už pasitėdėjimą, kažkur pasitrinimą. Tai reikėjo įnešti indėlį. Tai aš visur, kur tik tai tarnavau, tai visur skaičiau, kad čia yra ta pati savanoriška organizacija. Reikia bendrai daryti pratybas. Paprasčiausiai tai ir manau, kad čia buvo labai teisingas kelias, nes 14 metais, kai tada jau pradėjo žmonės rinktis tokie sąmoningi ir su pavaduotoju Gediminu Latviu, mes pat tokius seminarus dar Vilniuje organizuodavome karo akademijai vakarinius ir pakviečiau Gediminą, jis kažkada 801 kuopos nekinėtinių operacijų, tokias prestižinės, čia 8 rinktinės Vilniaus, kur tokie irgi visi mokslo daktarai ten buvo susirinkę, ten psichologinės operacijos, ten civilių karių bendradarbiavimas, na, rimti labai žmonės. Ir Gediminas jau ten vadovavo, jau ten buvo kitose tuo metu pareigose, buvo jo 9 viršininkas gynybos štabe. Tai yra civilių karių bendradarbiavimo, sakau, ateik papasakosi apie savo veiklą, nes mes tokias ten teminės paskaitas darėme, kas yra elektroninė kova, ten kas yra ryšiai, žodžiu, ten taktinės įvairiausias, po to ten savaitgalį pratybas organizuodama įvairiausias, mokytam kaip tas pratybas organizuoti. Nu, žinai, civiliai žmonės susirinkę, YouTube'o prisižiūrėję, žiūrėjom, kad ten taip nelabai reikia kažkaip padėti. Nu, Gediminas atėjo ir ten jam po to pradėjo uždavinėti klausimus. Nu, ir čia po paskaitos mes ten likome dviese. Sako, kokie čia rimti žmonės, šakės. Sako, čia jums reikia padėti. Ko čia yra, tikrai susirinkę labai šviesaus proto žmonės ir reikia šitai organizacijai padėti. Tai visur, kur tik tai buvo įmanoma, visais tais formatais mes šitą organizaciją stūmėm. Nes būna, nesupranta kiti, kas ta Šaulių sąjunga, žinai, kitiem net atgrasų gal buvo netgi. Tai va, tai būna uždarytos duris, būna, žinai, biškai praviros duris, reikia ten kokius įstatymus keisti. Tai, kažkur koja įkišti į tarp durų. Ja, ten pro langą iššokti, ten per raktų skylę, ten, žinai, lysti, ten pato su degtuku vis tiek užkiša, vis tiek ten paplyšį patvalinti. Net aiškinamai darbą reikia dirbti. Aiškinamai darbą, šneki, žinai, ten durnina, ten pato, žinau, kad ten pato parkeikia, ten, akis kitą kažkai nepasako, nes, žinai, bijo, ten, galvoja, maniekas dar užplosiu, žinai, tai pato ten užšneka ten prie butelio kažkur, tai ten pato vis tiek man aplinkui visą tą informaciją, kad tai sugrįžta, ten visurgi pas mane pažįstami yra Lietuvoje čia, kiek čia tos Lietuvos yra, taigi mes čia vieni kitų žinome, mes nuo Sąjūdžio mitingo žinome, kas čia ko vertas yra. Žodžiu, yra tie, kurie rimti dėdai, aš kaip sakau, su kuriais, žinai, iš tikrųjų kažką gali daryti ir yra tokių pliurzių, ten, kurie tik tai pliurpia, nieko tenais nepadaro. Tai va, apsimeta negyvais, ten pato e-mailus netrašo, žinai, į skambučius, tai visada yra ten tų, žinai, 10% tų garvežių, tai va, reikia stengtis tos garvežius atrasti, ir pato 10%, kurie ten visada stabdžiai, ten trukdo galbūt netiesiogiai, bet ten pato per aplinkui, ten kažkur tai bando ten kažką tai paspausti, ten, žinai, nueiti, apkalbėti ten ir taip toliau. Tai mesgi viską matom, viską čia žinom. Tai jeigu taip atvirai, čia vardų pavardžių nevardinam, bet tai visos bėdos turi vardą pavardę. Tai čia. Na, bet grįžtant prie pačios organizacijos, vis dėlto išgirdau tą gaidelę, jog buvo per šį vadovavimo ligšiolinį laikotarpį, per tuos 3 metus, kas nustebino ir gerąją prasme, ar ne? Na, tokio pozityvo įkvėpė. Pozityvo, kad žmonės eina. Jie įtikėjo. Aš manau, kad Lietuvoje ta sveiko proto žmonių grupė, ta patriotų Lietuva tikrai pradėjo rinktis. O būtent, nes, aš ir matau ir Ukrainoje, kad tai patriotų daliniai, kurie susiformavę yra nuo 14 metų, po to nuo 22 metų, ta kita banga yra žymiai efektingesnė, geriau kariauja, saugo žmonės, turi ideologiją, nes paskaitai kokių partizanų atsiminimus. Tai čia yra stipri ideologija.
užtikrinti, kad tu tenais sėdi bunkeryje, arba ten kokiais 50 metais, jau kai ten tikrai žinom, kai jau ten viskas ritasi žemyn, niekas čia neteis, neišvaduos, jokios čia pagalbos nebus. Tau yra ten 17 metų, tu eini partizanauti, žinodamas, kad tau liko 3 mėnesiai, gal pusę metų, jeigu čia gerai tau kortos sukris. Tai va, tai yra tokių žmonių branduolys, kurie užkrečia ir kitus. Matau, kad tie žmonės, kurie ten ir su kiemės, kuriais augau, atėjo kiti gal prieš porą metų. Žinau, ką jie galvojo 22 metais, 23, dabar matau, kad tokį vaibą pagavę, varo nuotraukas kelia, žinai, Instagram'e, visur, Facebook'ose, čia nuo stogų leidžiasi, ten čių pratybos, ten šaudo, ginklų prisipirkę. Reiškia, tai yra užkrečiama. Tai aš įsivaizduoju, jūs per savo karjerą, kuri beje tęsiasi jau beveik 35 metus, ar ne, karininko karjerą, jūs, pulkininkė, turėjot ypatingai daug progų matyti tuos žmonės, kurie būtent ir išsiskiria patriotiškumu. Kalbu ir apie savanoriškos krašto apsaugos pajėgas, dabar galų gale ir Šaulių sąjunga. Na, tai yra tie žmonės, ar ne, kurie vedini patriotiškumo, eina, nori, stengiasi, dalyvauja ir bando realizuoti save. Tai visur, sakau, tų žmonių, tai čia visose organizacijose aš sutikau visur ir savivaldybėse, ir ten vienur yra parama, kitur nėra paramos, čia viskas labai skiriasi. Ten rajonas nuo rajono labai skiriasi. Nuvažiuok ten į pietryčių Lietuvą, nuvažiuok į vakarinę dalį, į pietinę, į šiaurinę kažkur, tai bus labai skirtingai. Galbūt netgi ten vienur vienoks bus palaikymas, kitur. Šiaip regionuose daugiau, mažiau, žinokite, yra jau supratę. Supratę, kad žmonių mažėja. Ir čia įsigelbėti, tai tik tai Šaulių dėka bus galima. Ir tų patriotiškų žmonių, nes visur lyg yra saujelė ir čia reikės suglausti pečius su visais. Čia visos jėgos struktūros turės jungtis į kovinės grupės, nes kitaip neišeis. Kaip ir Ukraina dabar važiuoja, ten kokiam blokposte, ten stovi vienas nacionalinės gvardijos, kitas ten terabaronos, teritorinės ten kariuomenės, vienas policininkas, ten saugumo tarnybos darbuotojas. Taip yra, visur yra jungtiniai kažkokie tai padaliniai, vienas tą moka, kitas tą, tai čia tikrai manau, kad jeigu kažkas nutiks, nes reikės daug žmonių, bet nes nepastatysime nei šaulio, turbūt nei policininko, nei pasieniečio, čia už kiekvieno medžio, mes kažkada darėm teritorinės gynybos planą, aš dar pamenu su švedais, tai mes ten paskaičiavom, kad norint teritorinę gynybą reikia sustatyti 130 000. Po to domėjausi, kaip buvo tarpukario Lietuvos gynybos planai, ten ta plotelių taktika, taigi buvo skaičiuojame apie 130 000, kad reikia. Tai 130 000, tai 5 divizijos mobilizuotos, ar ne, tada ten dalis šaulių eina irgi į ginkluotasias pajėgas, dalis lieka organizuoti mažiuose miesteliuose ir kaimeliuose partizaninio judėjimo. Nes buvo apie 1200 būrių tokių, kurie turėjo likti užnugaryje. Ir tai labai yra dabar turbūt panašu, tik tai, kad žmonės dabar visi gyvena didmiesčiuose. Regionuose ten didelio stebuklo nepadarysi, nes kai kur, tai žinokite, mes jau net nebesiruošėme daryti, nes ten kelerius metus darėme patriotiškas paskaitas, ten, žodžiu, važinėjome, darėme statinius displejus, ginkluotės, ten rodėme, žodžiu, per miestų šventės darėme agitacijas, niekas. Nebėra žmonių, viskas. Tai ten, kur, Napoleono principas vėlgi tas pats, ten, kur yra be šansų, tai nereikia švaistyti energijos, ten, kur paėjo, ten geriau tada nukreipinėti resursus, galbūt pamatė tokius gerus pavyzdžius ir ten, kur dabar neišėjo ten kažko tai padaryti, gal praeis kažkuris tai laikas, gal ten pavyks tada. Aš labai norėčiau, kad ir ši tinklalaidė ilgainiui taptų tuo gerųjų pavyzdžių ir įkvėpimo šaltiniu. Tikiu, kad ateityje čia tikrai sulauksime nemažai šaulių su savo įkvepiančiomis ir motyvuojančiomis istorijomis. Jūsų krėslė, jie tuo, tikiuosi, pasidalins dosniai. Tamsta Vadė, grįžtant prie mūsų pagrindinės, tikriausiai šiandienos pokalbio temos, 107 metų sukakties.
Ir dar tuo pačiu, prisimenant jūsų 3 metų darbo patirtį Šaulių sąjungoje, aš akimirkai noriu pagriebti į rankas šį leidinį, šią knygą, kurioje vis dar pulkininkas leitenantas Linas Idzelis nurodomas autoriumi. Jūsų pulkininko laipsnis pelnytas jau šiai knygai pasirodžius knygynų lentynose, ar ne? Tai buvo antras tiražas, po to jau su pulkininku. Tai tu čia nubėgai pirmą tiražą. Čia yra pirmasis, dar vos tik pamačius anonsus internete apie jos pasirodymą. Ir tiesiog kitapus viršelio parašyta jūsų citata. Kiekvieno vadovo tikslas turėtų būti nesuburti aplink save paklusnių, žemai besilankstančių gvardiją, o paruošti naują, modernių lyderių kartą. Ypač vidurinės grandies, juk būtent jie turės priimti sprendimus ir vesti į priekį ekstremaliuose situacijose. Kaip manote, kaip sekasi dorotis su šia užduotimi, rengiant tą kartą naujų lyderių? Na tai čia turbūt didžiausias dėmesys yra skiriamas dabar vadų rengimui. Tai kai atsirado mokymo centras, iš karto puolėme daryti skyriaus vado programą, būrio vado programą, kuopos vado ir štabo darbo. Tai būtent identifikavome, kad vis tiek regione vadovauja kas kuopos vadas. Kaip tas kuopos vadas bus pasiruošęs, taip jis ten tą kuopą ir susuks. Taip jis ją suformuos, o jeigu kažkas tai nutiks, tai jisai turės priimti sprendimus, jisai geriausiai matys aplinkybės. Jis neturėtų skambinti į Kauną, klausti, žodžiu, kaip dabar čia man elgtis, kažkur tai Varėnoje. Na, iš kur aš ten žinau, kokia ten dabar tai Varėnoje yra situacija, tai aš matau tiek, kiek matau. Tai ten pastiprinimo galbūt atsiųsti negaliu. Tai jiems reikės galbūt žaibiškai veikti, reikia žaibiškai padėti žmonėms, kažkur tai susijungti su kokiu gal ten pasieniečių padaliniu, su savanorių padaliniu, kariuomenės kažkokiu tai padaliniu, tai bendraum jėgom ir sukariauti labai greitai, nes tų aplinkybių įvairiausių gali būti. Nes kaip rodo ir 22 metų Ukraina, tai buvo daug ir pasimetimo, ten daug, vieni važiavo kažkur ten per sieną, ten šeimų evakuoti, tai sako, kas tuo metu kariavo, žinai, tai ten visi rūpinasi irgi taip maždaug aplinka, savo aplinka, toks žmogaus egoizmas yra, čia šitą irgi niekur nenubrauksi. Tai tie vadai turės priiminėti labai rimtus sprendimus. Tai mes ir norime, kad kuo daugiau jų matytų tuos savo geriausius scenarijus, geriausius pavyzdžius. Tai tos okopų vadų dienos, vadų rengimai, didelės pratybos, kur mes duodame galimybę suvadovauti ir aukštesniam padaliniui. Ten, kur kuopos vadas buvo, ten kuopos vadui sakom, tu prisivadovai, dabar leis pavaduotojų per šitas pratybas. Žiūrė, visai neblogai. Tu ten pabūk dabar štabo viršininkui, tu ten pabūk kažkokiuose tai kitokiuose pareigose. Tai dabar su nauju Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimu, kai jau yra parašyta, kad formuojami bus, jau kai kurių beveik yra suformuoti batalionai, nes vis tiek mes, jeigu jungiamės į ginkluotąsias pajėgas, tai ginkluotosiom pajėgom, visiems čia yra tik tai į naudą, kad ateina jau struktūra. Tai yra ne pavienių žmonių, tai yra susidirbę padaliniai. Kiti padaliniai yra iš tikrųjų labai profesionalūs, nes jie daug valandų treniravosi. Nes profesionalumas tai nėra apie tai nuo 8 iki 5 ir kad gaunu algą. Profesionalumas yra, kad tu gerai esi įvaldęs ginklą, radijo stotį, moki pirmą pagalbą suteikti, moki naudotis karinėmis priemonėmis ir taip toliau. Ir tai visą tai darai aukšto meistriškumo lygmenyje. Ir ilgai. Jo, ir ilgai. Ir tai yra įgaunama per tam tikrą laiką. Ir tie padaliniai, mūsų pavyzdžiui, batalionai dabar komendantiniai, tu nuvažiuoji ir tu matai, kad jau kiti yra tos kuopas prisijungusios į batalionus. 8 metai kuopai, ne 9 metai kuopai. Tai ką tai reiškia, kad tu į kuopoj jau tie žmonės yra prabuvę, jie tenais matė šilto šalto, jie ten buvo apsnygę, aplyję, jie ten buvo užsikasę, sulindę, kažkur tai į nelaisvę papuolę, apšaudyti ten per vienas pratybas taip darė, per kitas ten taip. Jie jau yra užgrūdinti, jau žino situacijas, moka tą naudoti, ten moka, jeigu ten kažkas tai žūtų snaiperinio, ten iššauti, ten perimti kito, ten žodžiu, kažkokias tai funkcijas. Tai aš galvoju, kad tas dėmesys vidurinės grandies rengimui
turi būti labai, labai stiprus, nes mes vis tiek jungiamės į ginkluotasias pajėgas, turbūt tai rinktinių štabai į komendatūras įsijungtų, tai vis tiek tai čia jau profesionalus karininkai, pulkininkai, leitnantai perimtų visą tai vadovavimą, bet irgi jie negalės visur regionuose padengti, jisai negali vienu metu atsidurti dievaži ten, kur tai tie komendantiniai mūsų padaliniai, kuopos batalionai, tai bus čia pagrindinis ramstis, nes jis susirinks labai greitai. Šitie padaliniai, nes kiti ten, jeigu reikės mobilizuoti, tai čia galbūt mūsų dėka, nes aš kažkada irgi atsimenu, kai dar čia buvo tie pirmieji šaukimai, kažkada nešiojau šaukimus į Lietuvos kariuomenę, nes tokia yra pigi darbo jėga, nes savanoriai duodi šaukimo lapelį, aišku, dabar yra technologijos ir taip toliau, bet vis tiek galbūt kai kur reikės ir atvesdinti, jeigu kažkas nenorės, nes taip yra, valstybė, jeigu neveikia prievartos aparatas, tada ne valstybė. Bet kokiu atveju, iš viso to, ką per šią valandą išgirdau jūs pasakojant, suprantu, kad Lietuvos šaulių sąjungai, jos nariams, bendruomeniai ir tikiu, kad jums, kaip sąjungos vadui, yra kuo pasidžiaugti, kuo pasigėrėti, pasididžiuoti, neišpuikstant, ar ne? Bet kokiu atveju artėja metas ir švęsti. Aš vėl grįžtu prie tos 107 metų sukakties. Tai Tamsta Vadė, klausimas iš esmės labai paprastas. Kaip minėsite, kaip atšvęsite šią gimtadienio sukaktį? Tai yra suplanuoti dabar keli renginiai. Tai yra prie Joguvos piliakalnio, bus vakaronė Ąžuolynė Šaulių sąjungos, o prieš tai visą tai pradėsime dar vainikuodami žygių. Nes reikia praeiti truputį pačiam. Keliausite drauge? Aš mėgėjęs esu žygių, aš vienas turbūt čia irgi esu iš tų žygių iniciatorių. 2001 metais mes pradėjome Radvilų kelius Rūkloje, po to ten kiti užsikrėtė, irgi ten Kęstutėnų, Birutiečių, ten žygiai, pasieniečių keliais. Apstu dabar tų visokių žygių, kas yra labai gerai. Įsisteigia pėsčiųjų žygių asociacija, kiti ten renka tas kilometrus. Ten yra auksinis, ten platininis žygiai vis. Bet žinau, kad šiuo atveju jūs organizuodami Šaulio kelio žygį, tai ne vien kilometrus renkat, bet keliaujat per istorijas, per žmonės. Tokią jūsų citatą skaičiau pranešime apie artėjantį žygį. Tai mes visada randam tos maršrutus, čia lygiai taip pat kaip ir sąmoningi kilometrai, tai kažkur tai gal reikia sustoti, kažkur žvakelę uždegti, jeigu ten yra paminklas. Matai, ten jau trispalvė nublukusi, ten perišti tą trispalvę, ką mes ir, pavyzdžiui, šiandien dabar irgi darėme, nes Birželio sukilimo aukų paminėjimas irgi kapinėse, matom, kai kur nukarpytas tos juostelės kažkokiu tai niekdarių, kai kur nublukusios, tai perišom, pakeitėme, taip pat tokia mūsų veikla yra, tai ta istorinė atmintis irgi turi mumise kažkaip tai ir persiduoti po to ir kitiem, kad ir kiti užsikrėstų, kad nebūtų vien tik tai čia mūsų Šaulių sąjungos reikalas, čia yra visų reikalas. Taip, iš ties, turime būti, tam tikrais ambasadoriais tų pilietinių vertybių. Tai jeigu taip jau detalizuojant, aš lygiai taip pat pasižymėjau, jog 107 metų gimtadienio proga Lietuvos Šaulių sąjunga rengia žygį Šaulio kelias, vaizdingų Nemuno pakrančių maršrutu, 22 km drieksis nuo Kulautuvos iki Lietuvos Šaulių sąjungos vadų Ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Ten laukia vakaronė prie laužo su patriotinėmis dainomis, Aistės Milgevičiūtės su grupė Skylė, šokiai su grupė Smetonos ūsai. Tikrai ilga, graži, turininga diena. Tai broliai ir sesės šauliai nebejoju, jog įjungsis į tas gretas ir švęs drauge, o tie, kuriuos pavadinau besidominčiaisiais šaulystę savo įžanginėme žodyje šiame podcaste, tikiu, jog galbūt po metų galės prisijungti, nes žinau, jog žygis Šaulio kelias yra tapęs jau kasmetinė tradicija, taigi visi esate laukiami ir visi galite tapti šios gražios, darnios, patriotiškos bendruomenės dalimi. Tamsta Vadė, paskutinis klausimas. 107 metų gimtadienio proga. Jūsų palinkėjimas Lietuvos Šaulių sąjungai, jos nariams ir galbūt visiems Lietuvos piliečiams. Čia, kaip sako, laikykit uodegą pistoletų, paraką sausą ir turėkite draugų ir špagų. Tai turbūt taip apibendrintai, kad ačiū visiems už tarnybą, ačiū už pasiaukojimą, nes daug laiko ir resursų savo skiriate, daug laiko praleidžiate pratybose ir man atrodo, kad įrodėme, kad esame
lygiaverčiai partneriai ir man atrodo, kad tas prestižas Šaulių sąjungos kils ir toliau. Tai ačiū visiems ir iki pasimatymo žygiuose, pratybose ir kitose smagiose aplinkybėse. Ačiū Jums už išsamų ir platų pasidalymą viskuo, ką tekę sukaupti. Tikiu, kad tų progų bus galbūt ir ateityje, o aš savo ruoštų noriu padėkoti visiems šią valandą praleidusiems drauge su naujaja tinklalaide Aš esu Šaulys. Jei iki šiol neprenumeravote Lietuvos Šaulių sąjungos kanalo, būtinai tai padarykite ir labai tikiuosi, jog tapsite mūsų nuolatinės reguliarios auditorijos dalimi. Ačiū dar kartą Tamsta Vade, iki kitų susitikimų. Gero 107-ojo Lietuvos Šaulių sąjungos gimtadienio.